Aplinkos ministerijos viceministras Almantas Petkus kartu su uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos statyba gamybos direktoriumi Juliumi Antanu Žuku ir akcinės bendrovės Axis Industries teisės ir administracijos direktorė Lina Venckienė į pradedamos statyti pirmosios Lietuvoje komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir apdirbimo stoties pamatus įleido simbolinę mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbų pradžios kapsulę. Ši kapsulė tapo naujos, švaresnės ir saugesnės eros pradžios simboliu. Tikimasi, kad sukurta atliekų tvarkymo sistema ir pastatyti įrenginiai sumažins susidarančių atliekų kiekį ir jų kenksmingumą, padidins antrinių žaliavų surinkimą ir jų paruošimą perdirbimui. Naujais biologiniais įrenginiais bus kaupiamos bei ruošiamos perdirbti biologiškai skaidžios atliekos, iš kurių pažangiausiomis technologijomis bus galima išgauti biodujas ir jas panaudoti elektros gamybai. Mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiais biologiškai skaidžios atliekos bus išskiriamos iš bendro atliekų srauto, perdirbamos bei panaudojamos energijai gaminti. Dėl to gerokai sumažės sąvartyne šalinamų atliekų kiekis. Pirmiausia, džiaugiamės, kad sėkmingai rangovai pradėjo visus statybos darbus, kad baigė projektavimus, gavo statybos leidimus, pradėjo realius statybos darbus, tiekiama visa reikalinga įranga. Ir esam tikri, kad tikrai kitų metų gale įrenginiai veiks. Ir kaip girdėjom, patikino, kad jie suksis be problemų. Todėl galim tiek žmonėm, tiek patys savo ramus pasidžiaugti tuo, pasidalinti ir jūs pakvietę parodyti. Apie tą įrenginį daugiau, tai bus pirmasis įrenginys, kur bus skaidomos ir nebepateks į aplinką biologiškai skaidžios tos atliekos. Iš tiesų, kaip ir matėm dabar ekskursijos metu sąvartyne, mes rūšiavimo tokius minimalius įrenginius turim, bet tam, kad parengti kurą, kurį būtų galima deginti, reikia kontroliuoti ir chloro kiekį, drėgmę atliekose, taip pat tam tikrą jų dydį. Tai jau šitie įrenginiai leis visus šitus dalykus kontroliuoti ir į deginimo įrenginius išvežti tikrai kontroliuojamos sudėties ir medžiagas, kurios iš tiesų tinkama kurui. Gal dar apie tai, kuo tai bus naudinga visiems regionams, kurie dalyvauja projekte? Čia visai valdybės turiu omenyje. Aš manau, kad šiandien mes šalinam ir tas šalinimas kainuoja. Kai mes tas atliekas paversim turtu, paversim kuru, kurį galėsim parduoti, reiškia, iš to gausim naudą. Iš to gausim naudą, bent jau nedidės atliekų tvarkymo kaina. Nes, kaip žinote, valstybė įveda naujus mokesčius, sąvartyno mokestį įveda. Reiškia, valstybėje turėsim už kiekvieną pašalintą toną, turėsim mokėti nuo 75 iki 155 litrų. Tai jeigu mes nešalinsim, reiškia, patirsim žymiai mažesnius kaštus. Paskutinis klausimas, ką turėtų žmonės žinoti, tarkim, kodėl jie turėtų tas atliekas labiau rūšiuoti ir rūpintis tą visą mūsų ekologiją? Neįmanoma nupirkti žmonių elgsenos. Nenumanoma nupirkti žmonių meilės, palankaus vertinimo. Reiškia, mes turim parodyti, kad mūsų atliekų tvarkymo sistema yra skaidri, kad jinai tarnauja žmogui, kad mūsų rūšiavimas, tai reiškia, yra nauda mums visiems, o šitie įrenginiai apdoros tik tai, kas liko po jų rūšiavimo. Ko mes nesugebėjom išrūšiuoti, nuvežti į stambių atliekų aikšteles, kompostavimo aikšteles, ar į mėlyną konteinerį, ar į varpelius, kurie yra. Šitie įrenginiai negali pakeisti žmogaus, negali pakeisti mūsų kaip žmonių atsakomybės, negali pakeisti mūsų sąmoningo dalyvavimo atliekų tvarkyme. Rūšiavimas turi tapti mūsų savastimi ir jokių pinigų neįmanoma jums sumokėti, kad jūs elgtumėte žmoniškai. Kaip druskininkiečiai atrodo tame bendrame savivaldybių kontekste, jie pakankamai atsakingai žiūri atliekų rūšiavimą? Pirmiausia, tai druskininkai, kaip pats savivaldybė, kuri formuoja visos savivaldybių asociacijos politiką, elgesį, tai iš tiesų labai daug dėmesio skiria bendrai atliekų tvarkymo politikos formavimui Lietuvoje. Valdybos pirmininkė yra administracijos direktorė, reiškia,
tam tikrą prasme veda visas savivaldybės tam tikrą linkme. Ir iš kitos pusės toks labai praktiškas pasakymas, turim atliekų tvarkymo kontrolę. Na, tai grįžę iš Druskininkų sako, nuo Druskininkose viskas tvarkoja, reiškia. Tiek įmonės dabar, tiek gydyklos gyventojai iš tiesų pradėjo labai gerai rūšiuoti. Ir pernai mes atliekų Druskininkuose sumažėjo 3000 tonų, šiais metais dar beveik 10%. Taip, kad rezultatai akivaizdūs ir Druskininkai ne tik kaip žalias, kaip kurortas, kuris kelia savo uždavinį būti ekologišku, reiškia, jisai ir atliekų tvarkė tampa ekologiškas. O kadangi tą ekologiškumą sukelia ne tik gyvenantys Druskininkai, bet poilsiaujantys, reiškia, mes šį ypatingą misiją, reiškia, kiekvienas žmogus, ar jis iš Baltarusijos, ar iš Rusijos, ar iš Lenkijos atvažiavęs, jisai suvokia, kad Druskininkuose turi elgtis kaip civilizuotas žmogus. Jis atvažiavo į Europą, jis atvažiavo į ypatingą kurortą, kuriame visko nemėtoma ir nesielgiama kaip galbūt įprasta toje aplinkoje. Tai irgi sukelia žmonių didesnį norą atvykti kur gražu, kurie gali jaustis gerai, kurie gali jaustis tikrai europietiškai žmonėmis. Čia ypatinga misija.